Wow, skrydis į Italiją tik 25 eurai. Bet ar visa kelionė tikrai kainuos tiek nedaug? Pridėkite bagažą, bilietą atgal, nakvynę, maistą, transportą į oro uostą ir iš jo, pramogas, suvenyrus, nenumatytas išlaidas. Ir galutinė suma gali gerokai išaugti. SEB banko asmeninė finansų ekspertė Sigita Strackytė Varnė dalijasi 4 patarimais, kurie padės geriau suvaldyti savo atostogų išlaidas. Pirma, skaičiuokite ne bilieto, o visos kelionės kainą, kadangi ankstyvas skrydis arba kaip tik labai vėlyvas gali reikšti papildomas išlaidas transportui arba nakvyniai. Antra, mokykitės iš ankstesnių kelionių ir pažiūrėkite, kur išleidote daugiau negu planavote. Atostogom pradėkite taupyti iš anksto ir rekomenduojama neskirti joms daugiau negu 1 mėnesio pajamų, tačiau reikia atsižvelgti į savo įsipareigojimus ir galimybės. Trečia, apsibrėžkite prioritetus. Vieniem svarbiausios gastronominės patirtis, kitiem muziejai, išvykos ir pramogos. Tad svarbu išsirinkti, kur norėtumėte skirti didesnę dalį biudžeto, o kur galėtumėte sutaupyti. Nustatykite orientacinį dienos biudžetą. Taip galėsite lengviau kontroliuoti savo išlaidas ir labiau mėgautis atostogomis. Galiausiai palikite biudžete rezervą netikėtumams. Vidutinė kelionių draudimo žala pernai siekia beveik 800 eurų. Todėl kelionės draudimas gali padėti suvaldyti neplanuotų įvykių finansinės pasekmes.